Mūsų laidos konsultantė Eglė Petkevičiūtė patarė imtis paskutiniųjų rudens darbų darže, o vienas pagrindinių darbų – šiltnamį apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų. Tai Eglė, labai aktuali ir labai svarbi tema, kada visgi reikėtų dezinfekuoti šiltnamį, geriau rudenį ar pavasarį? Geriau tai padaryti rudenį, kadangi vis tiek jau einame į šiltnamį tvarkytis, turime kaip ir, negaliu sakyti pareigą, bet vis tiek reikia išsirauti nuderėjusius augalus, reikia nusirišti apraišus, išsitraukti kuolus, išsišluoti, išsiravėti, tad tuo pačiu nudezinfekavus tikrai sutaupysime daug laiko pavasarį ir turėsime didelę naudą dabar. Ligų pradai ir kenkėjai žiemoja tiek paliktame mulče, tiek žiemoja dirvoje įvairiuose tarpeliuose, tad nereikia jų laikyti per visą žiemą tam, kad anksti pavasarį jie prabustų dar anksčiau, negu mes įeisime su savo augalais. Dezinfekciją galime atlikti tiek buitiniais valikliais, tiek su specialiomis sodininkams skirtomis priemonėmis, kurias ir rekomenduočiau, kadangi naudodami buitinius ploviklius, jie nutekės mums į dirvą ir tikrai negaliu garantuoti, kad tokioje dirvoje suterštoje feirių ar kitais indų plovikliais ar net šveitiklius naudoja, kažkas augs apskritai arba augs, bet nesuprasim, ką darom ne taip. Trešiam, laistom, augalai geltonuoja. Tai pradėti reikėtų nuo fizinio išvalymo, kaip ir minėjau, išsirauti augalus, išsinešti apraišus, kuoliukus ir palikti tuščią šiltnamį ir tada jau einame valyti sienų. Geriausia tą daryti su žaliuoju kalio muilu, kuris yra švelni ir augalams draugiška valymo priemonė. Turėdami, kad ir šiuo atveju nedidelį šiltnamį, bet netgi ir didesnius, dažnai padarome klaidą ir per tankiai susadinam augalus. Dažnai jie pernelyg liečiasi prie senelių ir mūsų šiltnamiai pažaliuoja. Dėl to labai svarbu laiku nuvalyti, tam, kad ateityje šiltnamiai nepagelstų. Na, o jeigu jūsų šiltnamiuose labiau pasireiškia ligos, reikia stipresnės dezinfekcijos, tada rekomenduočiau pabandyti bordo mišinį, kurioje sudėtyje yra vario sulfato bei kalkių. Tiesa, drąsiau naudokite stikliniam ir pleveliniam šiltnamiams. Polikarbonatui reikėtų naudoti tik žaliąjį kalio muilą tam, kad neužtonuotumėm jo, nes pralaidumas šviesai yra labai svarbus vaisių didumui, saldumui. Na ir tradiciškai šiltnamiai yra valomi dūminant. Pats populiariausias produktas yra sieros dūmadėžės, tik jų negalima naudoti dabar taip populiariuose polikarbonatiniuose šiltnamiuose, kadangi jų konstrukcija yra iš cinkuoto metalo, o siera skatina ją rūdyti. Bet drąsiai galite dūminti ten, kur yra senesni mediniai šiltnamiai arba dažyto metalo. Tai jiems tuomet nepakenks ir tai yra išties labai pigi, greita ir be galo efektyvi priemonė. O jeigu turite kaip ir dauguma polikarbonatinius šiltnamius, tai irgi turime sprendimą. Tai yra česnako dūminės šaškės, kurios tinka ir yra saugios, netgi šiltnamyje esant augalams, jeigu vis dar neišsirovėt pomidoro arba liko vienas kitas aštresnis pipiras, kurie dera ir vėliau, tad naudojamas šios dūminės šaškės tikrai nepakenks augalams, tiesa reikėtų juos palaistyti prieš uždegant šaškę. Rudeniui įsibėgėjant ir augalams metant lapus labai svarbu pasinaudoti šiuo puikiu laiku, kai vis dar galime panaudoti augalų apsaugos priemonės. Vario preparatai yra saugus, natūralūs ir tikrai puikiai veikiantis esant žemesnėm temperatūrom. Tad kviečiu naudoti vario preparatus ne tik anksti pavasarį, bet ir dabar numetus lapams. Taip sumažinsite grybinių ligų riziką ir pavasarį pasitiksite pasiruošę naujam derliui. Dabar kaip tik metas kalkinti veją ir vaismedžių sodą, kuriame auga kaulavaisiai. Labai svarbu sureguliuoti dirvos rūgštingumą, dirva natūraliai rūgštėja, tad veją reiktų kalkinti bent kas 2 metus. Taip pakelsime pH vertę, o veja efektyviau įsisavins maistinės medžiagas tręšiant, bei be abejo atsidėkos dekoratyvumu. Tai 1 kvadratiniui metrui reikėtų poros gerų saujų arba 100 gramų ir barstom pakrikai.
Rekomenduoju naudoti granuliuotas kalkes, bet puikiai tiks ir dolomitmilčiai, tiesiog jie greičiau tirpsta, mažiau dulka ir juos lengviau paberti vėjoje tinkamomis normomis. Dar viena rudens aktualija, kad vėstant orams pelytės ir kiti griaužikai lenda ir po mūsų mulčiuotais augalais į mūsų sandėliukus bei namus, kadangi ieško vietos sėkmingai peržiemoti. Tad siekiant kovoti su graužikais, būtina naudoti masalą. Tiesa, tą reikia daryti saugiai. Nepalikite nuodų ir priemonių atvirai vietose. Reikėtų saugiai paslėpti arba naudoti masalo dėžutes. Itin mėgstama priemonė yra būtent šis masalas pelytėms, kadangi jis nebyra, netyčiom nepateks gyvūnams, vaikams, todėl saugiai galima paslėpti kažkur tai po sandėliukais, į sieną sukišti, prie įvairių įėjimų į namus ar tarpų, kur gali įlysti pelytės.